Sveiki. Tai mano vardas yra Kęstutis. Kas žiūrės iš ano kanalą, tai pažins, o kas naujai ateis, tai aš esu Kęstutis. Man yra 20 metų, esu iš Anykščių. Ir čia yra mano naujas kanalas, nes senas kažko tai užgribavo, 3 video kėliau, nieks nieko nemato. Nes buvo 6-7 mėnesių kažkokia tai pertrauka, nekėliau nieką, nes sutikau žmogų ir norėjau kuo daugiau praleisti su juo laiko, bet dabar, vėl biškį nutruks, nes reikia, bet tikiuosi greit, vėl galėsiu su ją būti. O taip, tai noriu sugrįžti, bet kaip sugrįžti, jeigu 3 video įkėliau, nieks nemato, niekam nerodo, kad įkėliau 3 video. Man rodo, o kitiems nerodo. Tai nežinau. Dabar naujam kanale pamatysite ir vlogų, ir iššūkių, ir kelionių, ir ūkio darbų visokiausių. Viską, ir biškai gal ir muzikas, ir viską bus, viskas viename, kaip sakom. Tai, nes dabar pradėjau vieną iššūkį, 300 iššūkis. Per 30 dienų turiu nueiti 300 kilometrų. Tai tikiuosi jums patiks. Dar turiu kelis video. Tai irgi tuos įkelsiu, jeigu dabar šitą kaip prisistatau jums įkelsiu ir jūs pamatysit. Tai būtinai paspauskit subscribe, laiką, varpelį, parašykit komentarą, kad jūs matot ir parašykit, kokią norėtumėt kitą video ir aš jį pasistengsiu įgyvendinti. Jeigu aišku, bus nesudėtingas. Gal bus ir klausimų atsakymų video. Tai čia dabar aš sugrįžtu, nauja pradžia, naujas kanalas. Viskas nuo pradžių, nes anam kanale jau turėjau 273 subscriberius. Nemažai peržiūrų, ir laikų, ir komentarų, bet viskas dingo. Nedinga yra, bet dabar 3 video kėliau. Man per telefoną rodo, kad mano kanale yra. Kiti nemato, nėra. Tai, būna viską gyvenime. Bet svarbiausia, nepasiduoti, kovoti dėl svajonę. Nes šitą mano svajonę jau gal nuo 14 liktais metų. Iš pradžių bandžiau filmuoti ten žaidimus, Minecraftą žaisdavau. Paskui nustojau, paskui vėl kažką bandžiau, paskui vėl mečiau. Paskui, kai suėjo 17 metų, vėl pradėjau filmuoti. Ir 3 metus nufilmavau nemažai video ir įkėliau. Yra, kur man gan geri ir įdomus, tai jeigu viskas bus gerai, įkelsiu šitą kanalą ir jūs pamatysit tiek seni, tiek nauji. Tai ką dar? Aišku, dabar 2 savaitės atostogavau, pirmadienį vėl darban. Tai kiek galėsiu, tiek kelsiu. Pabandysiu kiekvieną dieną po video. Tai kaip sakiau, pabandysiu kiekvieną dieną po video kelti, bet nežinau kaip pavyks. Bet pasistengsiu, tikrai, nes savo artimam žmogui pasakiau, kad pabandysiu kuo dažniau kelti, kad matytų, ką aš veikiu ir taip toliau. Ir pasakoti, bet dabar kažkiek laiko nieko nepavyks papasakoti. Bet pamatys, jeigu viskas bus gerai. Tai, kas dar? Biškį namus pasigražinau, biškį žalumos nusipirkau. Čia gėlytė kaba, vazonas viršui ir taip krūmai kažkokie. Paskui tam namukas už kameros ir už namuką kažkoks medis. Paskui džiovyklę nusipirkau, tada lempą nusipirkau, paskui ten viduriukus sudėjau į tas lemputės ir gražiai šviečia.
Tada dar Wi-Fi pasiėmiau. Tai ko dar trūksta? Daugiau žalumos, spalvos, lempučių visokiausių, papuošimų, žinai. Televizoriaus va čionai, nes dabar eglė stovi, nes nėra kur dėti. Vienas kambarys. Nėra kur kišti. Tai kol kas stovės, paskui jau žiūrėsime. Kur. Tai va. Tai jeigu patiko šis informacinis video, paspauskite like, subscribe, varpelį paspauskite būtinai, parašykit komentarą, kokią norėtumėt video, ar jūs šitą video matot, pasidalinkit su draugais, nu ir pirmam kartui pabandom iš pradžio surinkti 50 subscriberių, o paskui kilsim viršam laiptelis. Tai pirmas tikslas pasiekti 50 subscriberių. Čia buvo Kęstutis, dabar kiti vadinasi, tai Kes Green vlogai vadinsis, tai bet žinokit, čia esu Kęstutis. Mano vardas Kęstutis. Tai viso gero ir gero žiūrėjimo. Davai.